Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras besirūpinantis švariu, tvariu ir tvarkingu miestu atkreipia gyventojų dėmesį, jog šiltuoju sezono metu yra vykdomas ir bendro naudojimo konteinerių plovimas ir dezinfekavimas. Šios paslaugos sulaukia visi miesto rajonai. Ši paslauga priklauso visiems rajonam, būtent Šiaulių mieste ši paslauga numatyta vežėjo sutartyje ir jinai vykdoma 4 kartus per metus šiltuoju metų laiku. Yra konteineriai plaunami ir dezinfekuojami. Yra naudojami biocidai, bet jie yra nekenksmingi, jų tikslas yra nukenksminti visus galimus gyvus organizmus, jeigu būtų koks pelėsis konteinerė. Na, o ši darbuotojų ir specialių priemonių pagalba atliekama paslauga vyksta itin operatyviai, tad dažnas gyventojas iki šių dienų nėra girdėjęs apie tai. Iš tikrųjų, dažniausiai gaunam, kad gyventojai net nepastebi šitos paslaugos, nes kaip ir patys matėt, ar ne, ir įsitikinat, viskas vyksta labai greitai ir gan paprastai, ir kad ir vieno konteinerio, ar ne, dezinfekavimas vyksta jį užverčiant, ar ne, į automobilį, tai gyventojai net nepastebi ir dažnai galvoja, kad tiesiog tos paslaugos net nebūtų. Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras vykdo projektą komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtrą Šiaulių regione, kurio apimtyje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje suplanuota įrengti nemažą skaičių pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Tiesa, kažkiek senųjų konteinerių mieste vis tiek liks. Kažkiek tų senųjų konteinerių tikrai liks, nes nėra įmanoma įgyvendinti 100% pakeisti visas aikšteles, bet pusiau požeminių aikštelių Šiaulių mieste yra numatyti įrengti 300 vienetų. Taip pat įmonė pristato ir dar vieną gyventojams naudingą naujieną. Tai šiuo metu Šiauliuose prasidėjo didelių gabaritų atliekų surinkimas, tai norim gyventojų paprašyti ir atkreipti dėmesį, kad atliekas galime išnešti grafike nurodytą dieną, o jos yra surenkamos kitą dieną po numatytos dienos grafike ir noriu pabrėžti, kad kitą kartą tų atliekų būna labai daug, tai tiesiog tas gali surinkimas užtrukti ilgiau negu vieną dieną. Daugiau informacijos, visas naujienas ir grafikus gyventojai gali rasti internetinėme puslapyje www.srats.lt.